Jean and Coralids. Siužetas. Ištrauka. Ir vėl toj sunkiai pateisinama pauzė. Ne ir taip. Džeikas linktelėjo, tarsi tai būtų visai logiška. Parkeris tarė. Tiesiog, žinot, nenorėjau visko išduoti per tą seminarą. Šitas mano siužetas, kaip čia pasakęs, užtikrintas reikalas. Ar suprantat? Džeikas žiūrėjo į jį. Jam baisiai norėjosi juoktis. Tiesą sakant, nelabai užtikrintas. Kokia prasme? Evanas pasilenkė į priekį, paėmė tą savo riplio vandens buteliuką, atsuko kamštelį ir įsipylė iš jo savo burną. Tada vėl sukryžiavo rankas ant krūtinės ir pasakė, ko neatsiprašydamas. Šitą knygą skaitys visi. Ji uždirbs didžiulius pinigus. Pagal ją pastatys filmą. Turbūt kas nors tikrai garsus, kokio nors A kategorijos režisierius. Jis susišluos viską, suprantat, ką noriu pasakyti. Džeikas dabar jau visai netenka žado, ėmė baimintis, kad suprato. Ta prasme, kad opera išrinks ją tam savo knygų reikalui, ją aptarinės per TV laidas, kuriuose paprastai apie knygas nekalbama, visose knygų klubuose, visose tinklaraščiuose, visur, apie ką aš net nežinau. Šita knyga negali būti nesėkminga. Šito jau buvo per daug, burtai išsisklaidė. Bet kas gali nenusisekti knygų pasaulyje, bet kas? Tik ne šitai, klausykit, pasakė Džeikas. Evanai, ar galiu jūs taip kreiptis? Evanas gūžtelėjo, teismuje ėmė atrodyti pavargęs, tarsi šis savo didingumo pareiškimas būtų jį išsekinęs. Evanai, man labai patinka, kad tikite savo kūrybą. Viliuosi, kad visi jūsų grupės nariai taip tiki savo darbais arba ilgainiui patikės. Ir netgi jei tai visko susišlavimas, kurį ką tik paminėjote, išties vargu ar pavyks, nes rinkoje nuolat parašoma ir išleidžiama daugybė puikių istorijų ir konkurencija didžiulė, tačiau yra daugybė kitų būdų pamatuoti kūrybos sėkmę ir jie nesusiję nei su opera, nei su kino režisieriais. Linkiu jūsų romanui sulaukti daugybės puikių dalykų, bet prieš tai jums reikia parašyti geriausiai įmanomą variantą ir remiantis tą trumpą jūsų pateiktą išrūką, man apie tai kilo minčių. Bet kalbėsiu atvirai, iš to, ką perskaičiau, matosi, kad tai santūresnio pobūdžio knyga, o ne iš tų, kurias rėkia geriausi režisieriai ir bestselleris, bet potencialiai labai geras romanas. Motina ir dukra gyvena drauge, turbūt nelabai gerai sutarė. Aš jau palaikau dukrą, noriu, kad jai pasisektų, noriu, kad ji išvyktų, jai to siekia ir noriu sužinoti, kur viso to šaknis. Kodėl atrodo, kad motina jis nekenčia, jei iš tikrųjų nekenčia, turbūt paaugliai nėra patikimiausi pasakotojai apie savo tėvus, bet visa tai yra kuo puikiausias pagrindas romanų. Ir man gana sunku suprasti, kodėl esate šitaip įsikibęs tokių kraštutinių įvertinimų. Nejau nepakaktų tiesiog parašyti gerą pirmąjį romaną ir nagi išsikelkime ir keletą mums mažiau pavaldžių tikslų. Susirasti agentą, tikinti jumis ir jūsų ateitimi ir net leidėjus, kuris rizikuos išleisti jūsų kūrinį. Tai tikrai bus didžiulė užduotis. Kam įstumti save į padėtį, kur, nežinau, jaustis pralaimėjęs, jei filmo direktorius bus ne A kategorijos, o B. Evanas ir vėl tylėjo ilgai, erzinamai ilgai. Džeikas jau ruošėsi pasakyti dar ką nors, tik tam, kad nutrauktų tą be galo nejaukią tylą. Net jei šitaip jų susitikimas baigtųsi anksčiau numatyto laiko, nes juk ar jie galėjo čia ką nors tai pasiekti, net nepradėjo nagrinėti paties teksto, o kalbėti apie kuriuos rimtesnius klausimus. Be to, tas bičas aukščiausio laipsnio narcizas šiknius, to tikrai nepaneigsi. Greičiausiai jam ir pavyktų pabaigti savo pasaką apie ypatingą mergaitę, augančią sename name su motina, daugiausia, ko jis gali pasiekti, daugmaž toks pats literatūrinis dėmesys, kokį Džeikas pats per trumpai džiaugiasi ir laisvai galėjo, jei kas prašytų apibūdinti, kokia skausminga toji patirtis, ar jei tiksliau jos pasekmės. Taigi, jei Evanui Parkeriui Evanui norėjosi būti kito stebuklo išradimo autoriumi, labai prašom, Džeikas pats jam nupins laurų vainiką ir surengs puotą, o kartu ir duos labai liūdną patarimą, kurį kadaise pats išgirdo iš savo magistratūros vadovo. Esi sėkmingas tik tiek, kiek sėkminga paskutinė tavo išleista knyga ir geras rašytojas tiek, kiek kita rašoma knyga. Taigi patylėk ir sėsk rašyti. Ji tikrai bus sėkminga, pasakė Evanas, o tada tarė, paklausykit.